Hello. Keliau iš pagaliau ne parkingo Lidl, o iš miesto centriuko. jo, tai pagaliau šitie lietaus žmonės gavo galimybę išeiti, pasižmonėti ir patyrinėti. Realiai prabuvom kemperyje, nes pylė tai vieną naktį. Realiai net prie gero noro išeiti su lietpalčiais ir visko, jokio malonumo būtų. Visiškai. Tai pastarųjų 3 dienų mūsų, kaip čia... Kontentas yra apie nieką. Jo, buitekas visiškas, tai... Valgiam, miegojom, knygą skaitėm, valgiam, miegojom, knygą skaitė kartu serialą. Jo. Tai va toks va. Tai vienintelė aš pramogą apturėjau, tai kad buvau nuvažiavęs vieną treniruotę. Turėjau vakare, kur po stogu, tai buvo galima išnaudoti. O mano kiekvienos dienos pramoga būdavo į Lidl nueit pasivaikščioti. Dar buvau vieną kartą centre, nes piešimo priemonės nusipirkau, bet tai ten irgi realiai. Jo, bet, sakom, tokio oro iš tikrųjų geroj vietoj buvom. Lidl parkingas, pavyzdžiui, net keista buvo toksai naminis vaibas, kai kemperį, pavyzdžiui, ten, ką darome su vakarienį. Ten, sakykim, tą ir tą, pasižiūri ten, kokio, ten, kad ir, sakykim, prieskonio kažkokio neturi, tu šlep, nuvarai į tą į Lidl, dasiperki, ką reikia, parsineši, tai iš tos pusės labai patogu buvo. Ir aišku, gerai, kad netešlos aplinkui, o bent jau asfaltuota aikštelė. Ir dar faina, kad buvom ne vieni, o su Vatenova. Kur? Aiva, palauk. Vatenova. Eina mūsų bendraminčiai, jau tapę kolegomis šioje kelionėje. Tai turėjom ir kortų žaidimo vakarus, tai, kaip sakant, nebuvo labai liūdna, nes turėjom kompanionų. O svarbiausia turėjom vienas kitą. Su šita didelė, kaip sakoma, einam paeksplorinti miestą. Jo, tai varom šiek tiek apžvelgsim pagaliau apylinkės ir pasižiūrėsim. Bet pakol kas tai toks grinai kurortinis, daug parduotuvių tos kurortinio miestelio prie jūros varbas. Albufeira / Palanga, kažkas tai tokio. Jo. Bent jau pirminis toks vaizdas. Ta pirminė tokia gatvė. Pavarom, pasižiūrėsim, kas gera tose parduotuvėlėse ir paeksplorint pačią miestą. Let's go. Nu, į ką čia ieškai? Pasiimsiu knygutę piešiniam. Let your light shine bright. Parodyk viršelį. Prašau. Vyksta nusirenginėjimas jau. Kas yra karšta? Dušna. Kiek žinia yra laipsnių? Manau, palei 20. Kažkas turbūt tokio. Toks orelis, kaip sakant, 3 dienų lietus atnešė tokį gražų orą. Jo, yra pliusų ir yra minusų, bet orelis pasaka. Dėl tos drėgmės matytas toks dušnumas ir jaučiasi.
prajuokinai žmonės. Sako, kentėjot Lietuvą, ne? Mes namuose sėdėjom, ne kemperį. Labai gerą bairį šovį, gaila, kiti negirdėjo irgi būtų prasijuokę. Nuo pakrantės toliau link miestelio. Ką? Tata padaryta, išavo galva. Ai, nu, jau čia va, kačių. Katytė gyvena. Royal, 5 žvaigždučių viešbutis su vaizdu į jūrą. Šnipas iškištas. Ai, žiūrėk, rimtai matosi biškį. Ja. It's you mean you cleaned like a beach, let's say? Yes. You for example, you found Yes. this piece On the beach. Yeah, Okay. Yep. And then we take it home, we clean it. yeah, And and then- make it art. Correct. Yeah. Jo, tai žodžiu pasikalbėjom ir sakė, kad visi šitie gabaliukai, sakykime, yra rasti kažkur tais, ar tai paplūdimy, nu, renka, pavadinkim, šiukšles, valo ir Ir surinkti pinigėlį eina į centrą, kurie remia benamius žmonės. taip, tai And this is me. šiukšlėm, pavadinkim, duoda antrą šansą, antrą gyvenimą, So we don't give them dekoruoja money, jas we ir give vat them už auką food, gali and nusipirkti then ir paskui jau jie tos pinigėlius paukoja vėlgi į priekį geriems tikslams. Nu ką, Nu, vaikštinėjimas po miestą. Pusė parduotuvių neveikia. Realiai. Nes yra ne sezonas. Jo, tai nemažai iškabų, kad pasimatysime nuo kovo 1. Yes, see you on March. Tai tokios va turistinės parduotuvės minimalios atidarytos. Kas liečia odos visokius tos vat. Jo, tai vat nustebino odos gaminių kainos. Tai tikrai, kad įvairių gražių krepšių ir panašiai galima nusipirkti taip už 40-50 eurų, kur atrodo pas mūsų Lietuvoj parduotuviai, nu kažkas turbūt apie 100 eurų turėtų kainuoti. Tai atrodo tikrai neblogos kainos. Tai va. Kas liečia restoranų kainos, tai irgi tokios. Nežinau, einu pažiūrėsiu, ar bus kainų meniu, ar ne. Bet... No problem. One more time. It's holidays. Tai va, kainos toks maždaug. Burgeriukai 13-15. Fish and chipsai 15. Nu va toks vat kainelės. O kiek žinom... Jej! Na bent jau vaibas geras. Anerijo. Tipinis užrašas vaikščiant ne sezono metu. Closed for holidays. Obrigado. Pavalgėm.
Tai va, visą šeimyną sukrytė. Pietų praktiškai mėgelis, net ne pietų jau. Pavakarių. Pavakarių 5 jau 5. valandos. Bet Bet nežinosiu, kom čia pasibaigs šitas iškritimas ant lovos. Nes akis tai taip pabiški siaurėja. Tikrai yra ir pliusų gyvenime savanų, nes kada nori tą daryti po kaituko. Tai nors atrodo suvaikščiam nedaug, 6 kilometrus. Bet kažkaip taip. Kūnas atprato per tiek dienų. 3 dienas čia kemperį sėdėjom po lietum. Tai 6 kilometrai taip kalniukais pasivaikščioti. Buvo ką? Tai kaip tau? Miestelis, tai net nežinau. Tiesiog paprastas kurortinis miestukas. Man, nežinau, nepasirodė visiškai, kad kažko tais tokio išskirtinio, kad turėtų. Jo, pakrantė tai graži tikrai ir paplūdimys, smėliukas ir panašiai, tai pakrantė tikrai super, priėjimas prie vandens super, o pats miestelis tai taip, prasieiti viskas gerai, viskas tvarko, bet čia kaip ir ta Albufeira yra toks kaip ir žymesnis irgi kurortas, tai nežinau, tokia sezono metu tai tiesiog Palanga turbūt ir viskas būtų. Nu tai gal dėl to ir yra kurortinis, nes gražus paplūdimys ir pakrantė. Jo, ko daugiau reikia kurortui. Jo, bet šiaip, kad kažkur akis pats miestas tai ne, bet pakrantė tikrai. Tai ne veltui, matyti, ir yra kurortinis, atvažiuoja visi čia prie jūros. Taip. Tai va tokia tavo nuomonė apie Albufeirą. Apžvalgininko. Šiandien jo. Laukia tokia chill vakaras, dar matyt gal koks kortų. Jo, tai dar vakarėlis vakare. Dar turim paskutinę seriją. Ir bus šitas serialas, bus mano, nežinau, galbūt net pirmas gyvenime, va toks, 5 sezonai, tai gal, man atrodo, kad bus pirmas gyvenime serialas, kurį, va, aš 5 sezonus visą nuo pradžios iki galo, kad peržiūrėjau, tai tokia net šventė pas mūsų kemperyje čia šiandien nusimato. Nu va, matai, atėjo tavo moteris į gyvenimą ir sustatė, kad ką pradėjai, dar pabaigsi. Kaip tu ten, kai aš ką nors ten pagiri save viešai, tai kaip tu ten sakai, kiek čia kelsi uodegą, bla 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 bla. Tai mokausi iš geriausių, kaip tu ten sakai. Kelsi tą uodegą savo. Žodžiu, neužkalbinėk dantis, barom ilsėtis. Šitas jau trūkęs. Visiška koma. Visiškai va yra. Taip, kad mes prisijungsim prie jo. O vakaras bus, matyt, ką vakaras atneš. Kaip atrodo poilsis su antra pusė. Nu vat kaip ilsėtis, va. Baig, po to mano pėdų fetišas tegul moka pinigus čia, jeigu mano pėdas nori žiūrėti. Gal po to prisitrauksim kažkokių fetišo mėgstančių žmonių. Parodyk savo mažosius pirštelius. Nerodyk. Tai per daug jau intimų būtų. Tikrai taip. 15 eurų pirštelis. Tai va, per daug dailios mano pėdutės. Kas norit pamatyti, kojų pirštelius, tai už kiekvieną pirštelį po 15 eurų. OnlyFans. Esam paskutiniai Lidlo klientai. Iki uždarimo liko 3 minutės. Renkam paskutinius užkandukus prieš rytdienos haikus. Šiaip čipsų nebeperkam ant tiek ale, bet čia yra išskirtiniai, negalime nepirkti, neparagauti. Prašome vandenuką ir keliaujame. Labas rytas. Labukas. Cheers. Mes jau pakeliui, yra po 8:15, mes jau pavalgę, pakeliui geriam kavytę. Spėjom iš Lidl nusipirkti, va ten va guli šviežutėlės šiltos bandelės.
pakeliui į profilaktiką užsipildė, išsivalyti. Čia jau kaip amen malda mūsų kemperistų. Tai oras. Netoks koks planuota kol kas. Haikas yra 13 kilometrų, o pradėjo lašnuoti. Dangus užrauktas, nors ten skaitė, kad yra vienas iš žmonių rekomendacijų, vienas gražiausių haikų apskritai. Nu jau apskritai. Tai nekeliam lūkesčių, bet žmonės jau juos iškėlė. Tai norėtųsi bent jau gero oro. Jo, būtų tikrai, kad fain. Ten galėtume paenjoyinti daugiau, bet kol kas nuo gero oro nesimato. Tai žiūrėsim. Dar, manau, turim kokią gerą minučių. Daugiau Kol pradėsim. Gerą valandą, kol pradėsim eiti. Tai tikėkime mes geriausio. O bus matyti jau, kas bus. Bus kaip bus. Svarbu, nepradėtų čia pilti. Svarbu, kad apskritai būtų. Ja. Kažkaip išsituštinom, pasipildėm, išsivalėm, bet reikalai kažkodėl nesikeičia. Dangus pozityviai kol kas nenuteikia visai. Nežinau, ar neteks apsisukti. Per tokį orą į haiką 3 kilometrų, nu ką aš žinau. Kelių Ką kilometrų. aš žinau. 13. O kiek? Sakai, 3. 3 sakiau? Tai mano jau pasąmonė sako, kiek mes nueisim. Intuicija čia jau šneka moters. Išeisim pasivaikščioti. Ne pahaikinto pasivaikščioti. Nu, pažiūrėsim. Dar liko 12 minučių iki. Gal atsiversim kokioj, nežinau, tenai saulėj. Saulės skiliai. Jo, skylė danguje atsivers ir nuvažiuosime ten mums švies saulė. Taip. Išvedu kaubojų į laukus. Sakiau, jie yra 2 sutrikimai. Vienas, kai persimiega ir antras, kai trūksta miego, nes neina susitvarkyti. Eik, tu sau kaip gražu. Eik, tu sau kaip gražu, sakė. Nu tai palaukit, reikia ir jums parodyti, kaip gražu. Nu tikrai gražus paplūdimiukas. Nuostabiai. Ar tik nereiks iššokti man čia. Dar va vienas paplūdimiukas. Kosmiškai gražu. Kiek priverta kriauklių. Ir ne vienas toksai medis. Ai, ir dar kažkas tai parašyta. Ai, čia patys žmonės va palieka. O, geras. Aidenas Aurelija. Oi, na sau, kaip va pataikiau atsukti, geras. Jeigu netyčia matot, tai tada linkėjimai. Pažintis va vietinės. Užsimezgė draugystę neplanuotą. Ir ką, vėl purškia. Va tokiais va molio ir akmens mišiniais keliaujam, kadangi dar palyja, tai nu kalnų batai pats tas slidok, bet vaizdai, tai va žalia, gražu, tai manau, kai saulėta diena, iš vis tobulai turėtų būti. Nu jo, tokie įdomesni keliukai. Na ką, pasiekti pirmieji skardžiai. Taip. Nors dar net nepradėjome, bet žygę dar einame tik tai iki savo haiko. 2,5 kilometro yra.
Mes Bet nuėjom tik žymėjimas pusantros. yra atsiradęs, tai kaip ir sunku pasakyti. Nu, bet kaip tau? Žodžiu, einam takais ir grožimės vaizdais. Tikrai taip gražu. Labai gražu. Labai. Tikrai labai gražu. Kaip lygiai nuglūdinta. Sakau, su kemperiu reikia atvažiuoti, prisiparkuoti, iškart lygus pagrindas bus. Va, ėjom, žiūrim su kemperiuku kažkas atvažiavę. Tai fantastinė vieta, aišku, jau čia 4 varomų reikia, kad iki čia davažiuoti, bet čia pasistatė žmonės. O čia va jau jūra turi, privatų nusileidimą tokį į paplūdimį. Tai mėgaujas. Katai. Tau nieko nebus. Va. Va. Gavom saulės kraštelį. Kaip pasikeitė spalvos. Kaip iš karto spalvos, nu, visai kitas vaizdas akims, kai saulė išlenda. Rijo, ką tu? Pažiūrėkit, jisai va, pakraščiais vaikšto va tokiais. Ir jam nei šilta, nei šalta. Mums tik tai šaltas prakaitas kartais išpila dėl jo, bet jam tai afraudais varo, kaip įprasta. Koma bus jam nuo nuovargio šiandien vėl. Saulytė išlindo, tai jau karšta. Pasislepia, vėsu. Purškia, nemalonu. Nepurškia. Oras, žinokit, permainingas kaip ir moteris per PMS. Baigėsi. Griuksiau. O tu išvepliau. Baigėsi mūsų atokvėpio. Pertraukėlė. Pusvalandukas, varom tolyn. Tai kaip jūs vertinat vaizdelius visus? Nu, kaip tu čia gali vertinti? Įspūdingai. Įspūdingai. Labai iš tikrųjų Ne, gražu. Apie tai ir yra Portugalija. Va to aš laukiau. Laukiai, kol su kavalierium atvažiuosi į Portugaliją. Taip. Taip. Bet fun fact, kad radau nuotraukas, kad prieš 6 metus beveik buvau. Ne beveik, prieš 6 metus buvau toj pačioj vietoj. Taip. Tai va. Bandėm atsekti, bet neužmatėm grinai. Gal dar užmatysim. Gal. Tai va, varom prasičekinti toliau. Kas? Haiko realiai dar nedaėjom. Jo, kurį buvom pasižymėję konkrečiai. O Tai bus įdomu, ar mes tikrai
įveiksim, nes Dabar jau planavom geri. Apie 15, žiūrim, kad gausis apie 20, nes mes kažkokiais va taip tokiais vaikštom. Tai yra klausimas, ar mes pasiryžę šiandien 20 km kalnais ar ne. Tai dabar jau esam gerus 4 nuėję. Tai va. Ir dar ne pabaiga. Varom. Išlydžiu vyrai į komandiruotę. Pamatė jisai ten savo va tokį va, kažkur ir ten nulaužtą tvorą. Tai kaip sakant, davėm saldainį rankas, visi pasakėm palauksim. Varykis. Ant to ženklo. Vaikščioti draudžiama. Bet tai ką tu jam pasakysi tokiam? Nu va, pamačiau apleistą pastatą, tai standartiškai einu greit užmest akį, chebrytė palauks. Toks baseinas. Įspūdingai atrodo. Einu užmest akį. Kas čia daros? Dušas valauko buvo. Kaip bebūtų keista, nėra kad šiukšlių milijonai. Pakankamai tvarkingai. Na ir va, vaizdas iš balkono. Sutikau žmogų, jogą daro. Say hi to my friends. Jogą, sakė, daro. Tai abudu šiek tiek vienas kito išsigandom. Bet viskas gerai. Aš lipu, girdžiu, kažkas tai šnara. O pasirodo žmogus. Užlipo, tai irgi toks jaunas bachuriukas. Pasisveikinom ir sakė, atėjo pasportuoti truputėlį. Rijo. Einam. Tai dar apsuksim ratuką ir keliausim savais keliais. Jis irgi pakuojas. Einam dar šiandien pažiūrėti. Vonios kambarys. Nu, čia greičiausiai, kad buvo vila. Nes toks vonios kambarys milžiniškas. Dušai. Na, iš dušo aš kliaučianais. Čia biški tualetas. Bet viskas dar gražiai plytelėm. Neišlupta nieko. Fantastika. Viskas. Keliaujam. Apsukom trumpą ratuką, kad nereiktų maniškiam laukti manęs ilgai. Nuo tokio skardžio žvejyba vyksta. Apačioj su baidarėm. Va, dar į vieną byčą nusileidom. Čia jau daugiau taip žmonių. Šiek tiek vaikštančių. Sezono metu kavinukė veikia. Bet jo, pačios aplinkos, tai komentarų turbūt jau nebereikia.
Čia vat po bėgančios Inos kadro, kai įmainavo. Tikrai pasidalinsim jo. Kai įmainavo į jūrą. Tai dabar bus maišiukai ant kojų. Tai biški prisėmei? Iki kur ten įsibridai, papasakok. Nu va, iki čia. Matysit per video. Bet? Bet sakau, nu tu turim, tai toks biški kartais terliukas esi, vat. Neprižiūriu aš tavęs ir iš karto. Tai jeigu aš galėčiau galvoti tik apie sceną video, aš galėčiau apsižiūrėti, dabar galvok, kaip pasisuk, kad tau gražus video gautųsi. Man ar kad tau gražus? Tai taip ir gaunasi. Kai jau būsi pro, tai aš jau galėsiu tik tai aplink savo ašį žiūrėti. O aš bėgau, realiai tuo metu, kai bėgau ir variau į vandenį, aš pagalvojau, kad tu neįmaukšlintum į tą sieną, nes labai arti variai. Kad galvoju, bus grinai kampas toks buvo ir tu taip variai paskui mane. Tai tu buvai beveik įstūmus mane į pavojaus zoną. Nu, kaip sakant, taip ir tobulėjai. Ne komforto zonoje. Nu va. Gerai, tie Rio maišiukai. Viskam jie tarnaujasi. Ir Rio maisto įdedam, ir va, ir kojas įdedam, viską. Paliekame paplūdimį. Paliekam paplūdimį mes. Kylam į viršų. Norėjau pasakyti, kad paliekam paplūdimį jums. Haikas net neprasidėjo. Dar liko. Kiek? Pusę kilometro? Pusę kilometro? 130 metrų. Ai, 130 metrų mes jau buvom sustoję 2 kartus. Ir kiek mes jau einam? 6 kilometrus, sakykime jau. 6 kilometrus. Planuose buvo 2,5 iki haiko pradžios, gavos kažkodėl 6. Tai mūsų vis didėja haiko atstumas nuo 15, dabar jau gaunasi 22 kilometrai. Ir sąlygos sunkėja, batai prisemti ir panašiai. Nu, einu su maišais batose, nes kiaurai šlapi. Bet meilė man išdžiovins viską. Enjoyinam. Jūs pažiūrėkit, kur jisai yra. Va ten va. Gaudo paukštį. Rio. O, kažkur tupi. Gazdina dabar. Va, ir tas iš paskos. Beda iš kelio jaunesnį. Nu va, fotografas ką tik atidirbo darbą. Kur einame suknis likų, neklausinėkit. Tu. Param pam pam Param, pam, pam. param pam Tiš, pam tiš, pam tiš. pam. Tiš, tiš, tiš. Tai žodžiu, fotografas atidirbo darbą, tai buvo čianais atkuriamoji fotografija. Atradom vietą. Tašką. Jo, tiksliau, Ieva atrado vietą, kur... Minėjom prieš tai, kad esu buvusi ir turiu nuotraukų ir bandysim surasti, tai suradom. Taip. Tiksliau praėjom, bet mūsų bendražygė Atrado. surado. Sakom, man atrodo, radau. Nu ir nuėjom ir akurat. Tai žodžiu padarėm. Tai vaizdą, kaip visą tai gavosi, įdedame štai čia. Nu ir kokia jūsų nuomonė? Pataikė fotografas? Palikit, brūkštelkit komentarą. Nes kaip sakosi, Jam reikia paskatinimo. Taip. Jis ir taip sunkiai mane fotografuoja ir filmuoja, nes vis neįtinka. Tai duokit paskatinimo. Pagirkit šeimynai mane, jam. žmonės, Pagirkit mieli. jam, kad gerai video ir geros nuotraukos. Nes man eina viso to, kaip sakant, vaisius. žandai krūta. Piknikauji. Tai sakėm, Šveicarijoje apturėjom skaniausią bomžpakį, čianais bus skaniausi sumuštiniai apturėti. Vis tiek maistas gamtoj yra kažkas nepaaiškinama. Namuose arba kemperį atsisėdę šitos sumuštinukus
tikrai taip skaniai nevalgytumėm. Net nežinau, ar iš vis valgyčiau, nes yra kiek batono. Bet čia, taip sakant, jau nebemandravauju. Nu va, pasistiprinom ir tęsiam toliau savo žygį, jo. Tai Eina 6 valanda žygio, ir jau prasidėjęs 10 kilometras. o liko dar 3 su centais, man atrodo. 4, sakė. 4 dar likę. O, rimtai. Mano Ne tavo akiniai, Inukai. jaučiu. Nu čia bairis būtų. Bet aš, man atrodo, įsidėjau. Aš įsidėjau. Nu, Bet čia tokie patys, kaip mano jaučiu. čia būtų buvę stipriai. Panašus. Panašus. Nereikia? Ne, tai ką aš žinau, gal čia žmogus tikrai pametė. Nu tai pametė, padėjo kažkas. Gal daras? Negražu taip dabar imti ir pasimti. Kažkaip širdis neleisiu. Tai va, tai žodžiu, jo dar, sakykime, plius minus apie 4 km yra likę ir be viso to dar, aišku, mums visą tą atstumą reikės ir pareikšti. Tai bus reikalų. Palabiškai, pereisiu kitą pusę. Tai hebra, kaip sakant, telefonai išsikrovinėja. Jeigu O turim jau po 3:20. iki antradienio šitas vlogas nepasieks YouTube'ės, reiškia Nebepasieks. neparėjom. Ir Reiškia, nebepasieks jau. Bet nesakom iki kurio antradienio. Pabūk biški normalus. Einant užmatėm uolas tokias išskaptuotas, bet į paplūdimį neina patekti. Ir dabar einam, žiūrim, tai va tokie va laiptai padaryti. Ir ten pralindimas pro uolą ir išlysim tada į Secret Beach. Palauk, kibudačiau, neskubėk. Toks va nulipimas padarytas. Nu čia įdomiai. Čia jau maks įdomiai. Ir va, atsiduri paplūdimy. Paplūdimys Max. Max gerulis. Labai gražu. Eina savo, kas čia daros. Ojei, žiūrėkit. Tokios laiptinės. Einu į vidų. Einu į viršų pažiūrėti. Ai, tai čia išėjimas gaunasi. Mes... Jo. Žalia tai kosmiškai. Man atrodo, mes ne tik į paplūdimį ne per ten nusileidom, bet ir čia ne per tą kelią einam atgal į savo trasą. Ko barzda čia aplipus baltais? Va todėl yra aplipus baltais, nes tokia pačia barzda sėdi ir valgai. Vyksta energijos atstatymas. Energijos atstatymas. Tai vis valyk tą barzdą jau. Va su tokiu vaizdu po medžiu ant suoliukų sėdim.
Tai marinam. Kamara. Va. Tai jau paėmė. Tai jį dabar Kraujas čia ar sultis? Sultis. Valgysim kaktusą. Esam ekspedicijoje 3 para. Negėrė, nevalgė. Dabar yra prasidėjęs išlikimas. Arba mes gamta, arba gamta mus. Au! Jau dabar kraujas, man atrodo. Įsmygo. Jo, matau kiek daug. Palauk, čia va. Nemačiau aš jų. Oi, tai palauk. Palauk, man šitas dūrė labai, va šitą. Matai mažiuką tokį? Čia va prie mano šito piršto. Palaikyk. Tai šnekėk. Ne. Ai, jisai pilna burna nešneka, čia yra jo taisyklė. Ne, jokau. Skanu. Skanu? Rūkštelė tokia, jo. Bet tai tavo visą burną nusidažys. Ir dabar mes bučiuosimės toj. Lemba, jų reiks pasiskinti, žinok, namo. Pasiskinsim namo ir normaliai paragausim. Tam, žinai, ir paskui nubraukime viską. Visiškai. Pirštai irgi jau nebenusivalys. Ką tik dar iš liežuvio traukiau. Spyglį. Rimtai buvo į liežuvį įstrigęs. Iš pradžių galvojau prikolino, bet realiai ištraukiau iš liežuvio Nu, spyglį. vienas buvo. Bet skanu, toks. Jeigu kas esat valgę tą dragon fruit, tai primena, nu tik aišku šito konsistencija kitokia, bet iš skonio primena. Ir ką dar norėjau pasakyti, iš tikrųjų pamiršau, žinokit. Nu. Na ką, finišo tiesioji. Kaip pirščiukai. O liežuvį pavalgė. Tai ką, kiek valgau? Nu kur tu bėdi? 13 kilometrų į vieną pusę. Dabar yra 5:30. Jo, kažkas tai. Jo, 5:30. Mes išėjome apie 11. 10. 10? Nu. Virš 7 valandų į vieną pusę. Į vieną pusę. Aš jau nebenorėčiau, mano maišai jau ir taip suplyšo. Nu, tai va, viskas pasiekėm, galutinį to, sakykime, mūsų haiko keliuko viso bendro paskutinę stotelę, tai paplūdimys šitas. Jo. Vaizdai iš tikrųjų, nu, kas liečia vaizdus, tikrai kartočiau. Vertas visiškai dėmesio. Gal nedaryčiau viso 13 kilometrų, bet bent pusę gerų orų easy. Nes visada tai nesu gražiais vaizdais. Tikrai labai vertas dėmesio kelias buvo. Ir jo, vaizdai yra unikalūs, išskirtiniai. Girdėjai, va tokia Portugalija. Portugalija apie tai. Taip. Tai žodžiu, dabar yra klausimas, kaip mes grįžtume. Nes temt pradės. O mes neturime prožektorių, telefonai išsikrauna. Jo, po biškutį. Ir dar GPS-as mums reikalingas yra. GPS-as reikalingas yra ir čia net neįmanoma būtų grįžti, nes visiškai palei olas, nėra kad kažkoks takelis. Ir jūs pažiūrėkit, vienas ekspedicijos dalyvių jau visiškai jam yra. Visiškai jau viskas. Rio. Kur jau savo mintyse paskendęs jau žiūri tuščių žvilgsnių į vandenį tiesiog jau. 3 dienas bus, man atrodo, ramus. No. Tai va, žodžiu, einam pasimėgauti tikslo pasiekimu su bendražygiais. Kelionė tikrai neprailgo. Visiškai fantastika. Kaip greit. Tokios olos visiškai va, iš kriauklių. Visur kriauklės.
Labai įdomiai. Ir vat visos uolos, mažiau ar daugiau matosi, bet vat visos uolos grinai kriauklėmis nusėtos. Jau sunkiai pinasi liežuvis, bet, patys matot, ką turiu omeny. Vau. Kokį ponai sprendimą čia priėmėt? Taip, laukiam autobusiuko. Portugalijoje. Naujo draugo klausė, ką tik buvom autobuse ir mumis išvarė, nes reikia, sakė, bokso šunim, kitaip negalima. Ką sako? O čia GPT rašo taip, Portugalijoje leidžiama vežtis šunis viešuoju transportu, tačiau galioja tam tikros taisyklės ir apribojimai, kurių reikia laikytis. Taisyklės gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonės tipo ir paslaugų teikėjo. Tačiau bendros gairės yra šios. Maži šunys, mažesni šunys, kurie gali būti laikomi narve, krepšyje ir specialiame transporto konteineryje, dažniausiai leidžiami. Dideli šunys, didesni šunys gali būti vežami tik su tam tikrais apribojimais. Jie turi būti su pavadžiu ir antsnukiu. Kai kurie autobusų operatoriai gali neleisti didelių šunų dėl vietos trūkumo. Tai čia realiai, jeigu būtų pasitaikęs normalus vairuotojas, tikrai mums galėjo leisti. Jo, ir jo labiau nuo ant rankų pasiėmė ir viskas. Tai va, ką, tada 13 km šiaušiam pėstute atgal. Bet realiai, hebra, čia reikia galvoti, čia net ne juokas, nes va, jau tamsta, mes neturim nieko. Nu tai spartinam žingsnius. Įsidėmėkit šitą veidą dabar ir įsidėmėkit veidą, kai grįšim. Nebus toks mantras, man atrodo. Apdovanojo va mus piešiniais. Vis artėjom link finišo. Nu kur artėjom, dar neįpusėjom. Nu normaliai. Tempą palaikom. Svajoju apie čipsus. Tai tiek. Nu va, mūsų haikas jau dabar atrodo štai taip. Kai visiškai nieko nebesimato. Ir iki galo nebežinom, kur mums čia į kurį keliuką beeiti. Nes žemėlapis jau sunku darosi irgi susigaudyti. Tai einam visiškai tokiais pramintais kažkokiais takais, laukais. Radai? Ir bandom parsikeberioti kažkokiu tai būdu. Tai dar... Įdomu. Darosi tikrai įdomu. Dar yra 3 km. Jo, geri 3 km dar likę. Let's go. Nu kas, iki grįžę namo. Kiek palauk, dabar yra valandų. Dabar yra pusė 8. Pusė 8. Mes 7 esam atsikėlę. Ir 10 daugmaž išėjo. Ir 10 išėjo. Tai susukom 20 kilometrų. 21 kilometrą. 21 kilometrą. Tai padai kaista, kai... Ulele. Uleliuški, čia jau pavarėm rekordį, pagal kas yra rekordinis. Visiškai. Mūsų haikas. 21 kilometras ir... Kiek čia gavus pusė 8, 10 išėjom, tai realiai 9 valandos haiko. Stipru. Važiuojam. Viskas. Namai. Pasiekti. Čia vakarienė, dušas ir labanakt.